Sveiki, gerbimieji Lietuvos valstybės žmonės. Su jumis sveikinusi aš, vienintelis teisėtas Lietuvos valstybės prezidentas tremtyje Alfonsas Norvaišas Kazio. Šiandien Lietuvos valstybė švenčia pirmasias gyvavimo metines. Visų pirma, noriu visus pasveikinti su praėjusiomis kalėdomis ir ateinančiais naujaisiais 2024 metais. Palinkėti visiems stiprybės ir ištvermės, kovojant su uzurpatoriais. Mes visi kartu esame nenugalima jėga, tai laikykimės ir toliau vieni kitų. Dėkoju visiems, kurie prisidedate prie mūsų darbais, finansais ir kitokiais palaikymais. Ir kaip sakoma, padarykime metinę suvestinę, ką gero nuveikime Lietuvos valstybės žmonių naudai. Šiai dienai Lietuvos teritorijoje nebeturi teisėtų galių Seimas, vyriausybė, policija, teismai ir kitos teisinės institucijos. Kol kas dar iki sausio 12 dienos turi teisę Lietuvos kariuomenė, bet jei jie toliau vykdys teroristų planą, tai ir jų nebeliks. Taip pat ir jūsų gerbiamas inteligentas Gitanas Nausėda nebeturi teisės veikti Lietuvos ir jų žmonių vardu. Ir čia jau girdžiu aimanavimus, kad jis tipo nekaltas. Tai pažiūrėkime, kas vykdo teroristų įsakymus, kas vykdo Lietuvos žmonių genocidą. Kas atspėkite. Taip, jūs visiškai teisūs, visą tai vykdo inteligentinis Gitanas Nausėda, kurį reikėtų nepakarti, nenušauti, o tiesiog gyvą sudeginti ant laužo. Mes tikėjomės jau metinę švęsti Lietuvoje, bet aplinkybės klostosi kaip joms patogiau. Todėl darbą pradėsime nuo kovo mėnesio. Apie savo darbo pradžią jau informavome visas Europos valstybės, Europos Sąjungą, NATO ir kitas pasaulio šalis. Taip pat informavome, kad nuo kovo mėnesio jie nebegali legaliai rastis Lietuvos teritorijoje, bet Nausėda bando visais būdais mus įbauginti ir sunaikinti. Tačiau noriu jūs informuoti, gerbėmieji, mes nebetylėsime ir pasiimsime savo laisvę į savo rankas. Gavau vieną tokį komentarą. Žmogus rašo: aš jumis tikėjau, bet jei jūs žadate naudoti jėgą, tada aš jumis tipo nebetikiu ar kažkas panašaus. Tai palaukite, mylėjai, kiek mes dar turime nusikaltėlių maldauti, kad mūsų nežudytų mūsų vaikų, anūkų. Aš neturiu tiek daug vaikų, kad galėčiau leisti juos žudyti, o jūs turite. Ar galite šiandien paimti ir pasmerkti kai kurios savo vaikus ar anūkus mirčiai? Ar jums vis tiek bandysite savo durnajamą kaulę įrodinėti, kad kaip Dievas duos, taip ir bus? Tai žinokite, Dievas jums atsiuntė mus ir viskas priklauso nuo mūsų visų, ką mes pasirinksime. Norime toliau apsimesti, kad viskas gerai ir laidoti savo vaikus bei anūkus, ar norime tapti nepriklausomi nuo teroristų ir patys valdyti savo šalį? Ar bus gerai, kad teroristai privartaus jūs, jūsų vaikus bei anūkus? Mes pavargome maldauti. Dievas jau nebeprašo mūsų, kad pakentėkite. Dievas jau šaukia. Kelkis, užtenka apsimesti menkystomis. Praregėkite pagaliau. Aš jums suteikiu visas galimybės. Tai sugebėk jumis pasinaudoti, kad išgelbėtum ne tik savo sielą, bet ir savo artimųjų, draugų, kaimynų ir šiaip gerų žmonių. Šiai dienai dauguma mūsų komandų nori eiti ir pradėti žudyti visus tuos teroristus. Bet mes prašėme dar palūkėti. Tačiau nuo sausio 12 dienos, jei kariuomenė pasirinks teroristams tarnauti, tai mes ne tik, kad nebestabdysime noro žudyti visus išdavikus, bet ir skirsime didelės piniginės premijas. Sausį mes jau pradėsime ruošti teroristinį sąrašą, kuris bus skelbiamas viešai ir kokią sumą už kiekvieną teroristą siūlome. Ir taip pat noriu paprašyti visų, kurie jaučiatės, kad esate tikri lietuviai, prisijunkite prie mūsų ir išvalykime nors jau savo šalelę nuo teroristų, pedofilų ir visų kitų parsidavėlių. Iš tikrųjų, mes norėjome ir bandėme su jais geruoju tartis, bet jie juk išdidūs teroristai ir laiko save aukščiau už visus. Tai noriu priminti, kad amnestija taip pat baigėsi su šiais 2023 metais. Metinių proga norėjusi kažkokio tai geresnės šventės, tačiau situacija yra tokia. Tad šiandien tiek, te padeda mums Dievas. Ir pabaigai prašau visų atsistoti ir sugiedoti himną kartu su mumis.